Galinis spyris. Mokinant į šį spyrį yra svarbu technika. Taigi, atsistoję prie sienelės, kad turėtume už ko laikytis, jį galime sudalinti į keletą dalių. Pirma dalis – kojos pakėlimas. Yra labai svarbu pakelti koją, kad šis kauliukas atsidurtų prie kelio. Pakėliam, kauliukas prie atraminės kojos kelio. Antras veiksmas – kelias prie kelio. Trečias – ištiesiam, paliečiam skydą. Toliau svarbu grįžta kelias prie kelio, kauliukas prie kelio ir koja pasistato. Šis veiksmas yra atliekamas tam, kad spyris būtų atliekamas pilna amplitudė. Nes yra dažna klaida, kai žmonės mėgina šį spyrį mušti tiesiog va čia kelia koją ir pakėlė tada iš paskutinio padeda mušti. Tai koja nespėja įsibėgėti ir tokiu būdu nėra įgaunamas pagreitis ir nėra jėgos. Tam, kad koja įsibėgėtų, svarbus momentas pakelti kauliuką prie kelio. 1, 2, akies kraštų visą laiką žiūrime į letiną. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dar svarbus momentas, kad kojų pirštai žiūrėtų beveik į grindis. 1, 2, 3, 4, 5, 6.